pristatyti savo profesijas ne tik tai žodžiu, bet ir gyvai parodant, ką iš tikrųjų gali padaryti mūsų mokiniai. Ir būtent tai, ką darome mes šiandien, tai daro mūsų mokiniai, kurie jau mokosi pas mus centre. Profesinis informavimas daugiausiai vykdomas yra internete, tai yra internetinės svetainės, tai yra socialiniai tinklai ir panašiai. Mes, pristatydami savo profesinio mokymo centrą, ne tik tai darome tai virtualioje erdvėje, ne tik dalyvaujame studijų parodose, bet taip pat ir važinėjame į ne tik tai Kauno, bet ir kitų miestų pagrindinės ir vidurinės mokyklas, kuriuose pristatome savo veiklą ir pristatome savo profesinio mokymo programas. Tai yra, mes ne tik apie jas papasakojam, bet mes suteikiam galimybę būsimiems mokiniams iš arti pamatyti, ką mes mokome, kokių dalykų mokome ir ką jie baigę mūsų profesinio mokymo centrą galės daryti ateityje. Tai yra, ką jie galės dirbti.